Ai, tiesiog nuostabu, sugadinau vairuotojo pažymėjimą. Ką dabar daryti? Kaip nuvažiuoti regitrą, užsisakyti naują? Taksi? Tikrai per brangu. Autobusas. 5 persėdimai. Užtruksiu nežmoniškai ilgai. Galbūt išeitis vairuotojo pažymėjimą užsisakyti internetu. Juk demokratijos paslaugą išbandžiau ir tikrai nenusivyliau. Reikia pamėginti. Labadiena. Labadiena. Atvėrė valstybės įmonės Regitra internetinį puslapį www.regitra.lt. Pradinėme puslapyje, dešinėje pusėje, pasirinkite skiltį Vairuotojų portalas. Patekę į Vairuotojų portalą, prisijunkite prie jo, spausdami kairėje pusėje esančią nuorodą Prisijungti prie portalo. Prisijungti prie portalo galite naudodamiesi e-parašu, asmens tapatybės kortele, elektroninės bankininkystės sistemomis arba kitais portale nurodytais būdais, kurie yra išvardinti ekrano dešinėje apatinėje pusėje. Prisijungę prie Vairuotojų portalo, kairėje pusėje pasirinkite norimą paslaugą. Šiuo atveju užsisakyti vairuotojo pažymėjimą. Atsiradus esamų užsakymų lenteliai, spauskite Užsakyti naują vairuotojo pažymėjimą. Užpildykite atsiradusią formą skiltyje Priežastis, pasirinkę Noriu pasikeisti turimą vairuotojo pažymėjimą. Užpildę visas eilutes, spauskite Formuoti prašymą. Sveikiname! Jūs ką tik užsisakėte naują vairuotojo pažymėjimą internetu, nei neišėję iš namų.